Sakoma, kad vyrai nekalba. Dar sakoma, kad vyrai varžosi emocijų, turi būti kieti ir niekada nepalūžti. Ar tikrai? Sveikinusi šiandien su visais, kam smalsu ir įdomu išgirsti apie vyrų tėčių gyvenimo užkulisius. Todėl pristatau Jums naują podcastą Vyrai nekalba. Mes kalbinsim žinomus ir naujus veidus, kalbėsim jautriai ir linksmai apie matomą ir paslėptą vyrų tėčių gyvenimą. Na, o su Jumis sveikinusi aš, Venskotonis Evaldas, ir esu žmogus, vyras, 3 nuostabių sūnų tėtis. Taip pat jau 10 metų vystau renginių organizavimo verslą. Beje, šią podcast'o idėją inicijuoja paramos ir labdaros fondas Mamų unija, kuris globoja vėžiu sergančius vaikus ir jų šeimas. Kadangi Mamų unija yra apie mamas, tad kaip atsvara joms ir kaip naują jėgą fondo veiklos plėtrai, kartu įkūrėme tėčių pokalbių klubą. Šiandien turime netgi 2 svečius ir pirmąjį iš jų norėčiau pristatyti, tai yra Laurynas Odaitis, verslininkas, nuomonės formuotojas, vienišas tėtis, kuris augina bendravardį sūnų Lauryną. Labas, Laurynai. Labas. Ir turime antrąjį svečią, kuris taipogi yra tėtis, bet pristatysiu, tai yra Auris Petkevičius, THL Lietuva oro ir žemės transporto skyriaus vadovas. Kaip ir minėjau, jisai augina sūnus Jorį bei Taurą. Labas, Auri. Sveikas, gyva. Auri, Laurynai, gera Jūs matyti, ačiū, kad atvykote į mūsų podcastą, naujas projektas, tai iš tiesų galvojam, kaipgi čia mums tuos svečius pakalbinti ir atradom pačiai svarbiausią giją, tai yra tėčiai, ar ne? Nedaug apie tai mes kalbam. Ir yra vienas žmogus, žinomas žmogus, kuris pasakęs yra, Šarūnas Jasikevičius kažkada yra pasakęs, nėra nieko pasaulyje didingesnio nei vaiko gimimas. Sakykite, prisiminkite akimirką, kai jūs sužinojot, kad tapsite tėčiais. Kokie kilo jausmai? Ką pajautėt? Šitą žinią sutikau su dideliu jauduliu, nes gyvenimas taip lėmė, kad aš šeimos neturiu, nei tėvo, nei mamos. Tai man labai idealizavau šeimą ir to vaiko laukimą ir labai jaudinausi, kiek iš žmonos atsimenu, kad tas laukimas buvo labai didelis ir kiekviena akimirka buvo nauja pažintis, nes tai neatrasta buvo. Man toks vienas iš atsiminimų buvo. Tikriausiai Laurynas irgi turėtų tokią akimirką. Panašiai, jo, ta akimirka, jeigu taip žinai, kaip vyrai, labai vis tiek užtrunka laiko, kol tu galvoji turbūt įvertini, kol tau susiguli, kas tai yra. Ir kiekvieną dieną vis yra nauji atradimai, žinai, būti tėčiu. Bet aš prisimenu pas mus tokia viena linksma, aišku, tuo metu nebuvo jinai labai linksma istorija, bet mes grįžom iš Meksikos, pat panašiai turbūt prieš 2 metus. Jo, jeigu matematiškai dėliotume kažkur, šitas laikotarpis buvo. Ir žmona gavo 2 testų atsakymus, abu teigiamus, vienas COVID, kitas nėštumo, žinai. Ir iš tikrųjų, tas COVID dar tuo metu taip atrodė baisiai, žinai, tai tokio streso tikrai turėjom, buvo ir tų ašarų tam momente, bet buvo ir labai daug džiaugsmo, nes mes gal kokius beveik metus kažkaip jau bandėm tą dalyką padaryti, turėjom ten šiek tiek tokių niuansų, bet paskui nusprendėm, kad, žinai, gilyn nelysim. Jeigu Dievas duos, vadinasi lemta, žinai. Nu tai davė, tai tas irgi buvo tas toks momentas, kad Dievas davė, prasidėjo visą tai per tokius tarsi iššūkius, bet irgi tas jausmas be galo geras ir pasikeičia, man atrodo, pas vyrus daug dalykų, tokių prigimtinių, refleksiškų, tokių primityvių, kai tu sužinai, kad tėčiu būsi, žinai. Staiga iš sūnaus į tėvo tą statusą kaip peršokį. O pameni tą pirmąją akimirką, kai gimė? Aš buvau gimdyme, aš dalyvavau, ne? Pameni tą akimirką, kas užplūdo tave? Tikriausiai... Tada tai buvo daug streso, dėl to, kad mes šiek tiek gimdėm anksčiau negu reikėjo, nes buvo virkštelė apsisukus. Ir iš tikrųjų tas gimdymas nebuvo lengvas, buvo ten problemų. Tai pamenu, tokio afekto būsenoje šiek tiek buvau, bet... Tada ten buvo įsijungęs kažkoks kitas padaras, ne aš, nes atsimenu, gimdyme teko paprašyti vienai akušeriai pasitraukti nuo lovos. Ten mes turėjom irgi Viktoriją, žinai, tokia vieną kartą jau gimdžiusi, sakė, aš viską žinau, viską moku, man tiek daug čia to, žinai, anestezijos nereikia ir visa kita, tai ilgas gimdymas, anestezija baigėsi, dabar kol nauja suveiks.
toks, žinai, momentas, kai tau tarsi automobilis lysta nuo kelio ir ten bedugnė, žinai. Ir tau reikia reaguoti staigiai. Tai aš tada paprašiau vienos damos pasitraukti nuo lovos. Ir sakau, gal visų žodžių necituosiu, nes ten buvo jų visokių. Sakau, Viktorija, arba susijimk, arba vaikas uždus. Ir tada, žinai, mes kažkaip dviese kartu ir pavyko. Tai mes dar turėjom tas pirmas kelias valandas tokio prislopimo, negavome ten to didelio gimdymo balo, žinai, būtent dėl to apsisukimo virkštelės, ilgos sunkaus gimdymo ir panašiai. Bet tvirtą bičą kažkaip padarėm ir įsikabino į gyvenimą stipriai. Žinai, tas momentas toks buvo labai, kai tu nieko negali tarsi padaryti, subėga gydytojai ir ten tu nežinai, kas vyksta. Norėtum kažką padaryti, bet tu nieko negali padaryti. Ir galvoju, tai kaip bus, nes sūnus, kai gimė, žinai, visi sako, oi, verk pradeda, žinai, viskas gerai, tai mūsų neverkė, žinai. Ir tas buvo momentas, kai tyla gimdykloje. Tai buvo visokių tokių momentų, bet iš to aš labai išmokau iš tikrųjų branginti šitą momentą. Dar ką išsinešiau, kad negalėčiau dirbti akušeriu, nes kokią atsakomybę tie žmonės neša ir būna visokių atvejų, aš turbūt po pirmo nesėkmingo nebeatsigaučiau gyvenime. Tai jie yra iš tikrųjų stiprios psichologijos žmonės. Tai man atrodo, kad tas momentas, tai buvo toksai ženklas, kad kaip reikia saugot, nes nieko nėra savaime suprantamo, savaime besigaunančio, dalykai ateina sunkiai. Bet kai ateina sunkiai, tu juos išmoksti labai vertinti. Dabar, kai uždavai klausimą, žinai, viską vėl grįžti, aš noriu, kažkaip jau buvau net primiršęs, žinai, iš tikrųjų. Bet reikšmingi tokie dalykai, jie labai turbūt, gal tas ir yra, žinai, kaip moterim gimdyti, taip ir vyram tas vaiko atsiradimas, jisai turbūt turi sprogti tam tikros kapsulės viduje su tam tikrais chemikalais, ar ne, kad visiškai pakeistų tavo gyvenimą turbūt nuo to momento. Gal taip pasamprotučiau turbūt. Stiprus momentas, aš save kaip pamenu, tai žliumbiau galiu sakyti ir negalėjau nieko padaryti. Tiesiog noriu susimti, bet negaliu, nes tiesiog veržėsi viskas. Šitą pamenu. Laurinai, dabar mes tikriausiai visi galime žinom tavo istoriją gyvenimo, ar ne, neseniai įvykusią. Dabar tu oficialiai vienišas tėtis. Neoficialiai, bet... Beveik oficialiai vienišas tėtis. Tai, žinai, mes įpratę esam girdėti vienišos mamos. Bet vienišas tėtis, taip sudėtingai. Ką tai reiškia tau? Kokie iššūkiai? Aš nevadinčiau savęs vienišų tėčių, nes tas vienišumas tai toks tarsi, žinai, tave kažkas paliko, apleido, tu čia dabar vienas turi tą vaiką auginti. Mes su Viktorija kartu auginam, esam atsiskirstę tą grafiką ir man atrodo, žinai, yra vienišų tėčių, kaip turbūt ir prieš pokalbį tavo pasakė, žinai, kai tu netenki gal antros pusės, ne, ir tampi vienišu, tai gal čia yra vieniša. Aš turiu sūnų, man visai jokio vienišumo tame nesijaučia, žinai, mes kažkaip vienas kitame. Vienišas tai, kad tarsi be antros pusės, jeigu klausimą taip galbūt verstume, tai aš skaitau, kad moku tvarkytis su vaiku, ar jų bus ir daugiau ateityje ir kažkaip ateina tai organiškai, natūraliai, ten, kur tu jauti, kad tau šiek tiek galbūt trūksta įgūdžių ar kažkokios patirties, tai labai greitai tu turi iš kur tą informaciją pasiimti. Iš tikrųjų, net per tą visą laikotarpį, kiek susipažinau fainų žmonių, kurie, žinai, tai ar ten dietologai vaikų, ar raidos specialistai ir visi kiti, ir visi kažkaip labai norėjo padėti, tai tos informacijos labai staiga taip gavau didžiulį kiekį, kas pasitarnavo. Tai tas vienišumas, jeigu mes įvardintume tai, kad man reikia, žinai, ten savo dalį laiko su vaiku praleisti vienam, man tai yra absoliutus malonumas, aš nusistumdau visus darbus ir mes leidžiam laiką kartu, nes aš žinau, ką man reiškia tėtis ir aš žinau, kad tai turbūt reiškia ir mano sūnui ir aš to tėčio turiu būti 100%. Ir žinau, kad jeigu aš to nedarysiu, tai aš ateityje labai pasigailėsiu. Ir čia labai kalbant, žinai, ne tai, kad iš racionaliosios pusės, bet tiesiog man yra be galo smagu auginti sūnų, tai yra pusė manęs, dar kaip tu sakei, ir vardas tas pats, ir veidas beveik tas pats, ir charakteriai, ir mano mama, kai atvažiuoja, sako toks vaizdas, kad grįžau 30 metų atgal, nes tas pats žmogus sako, žinai, kaip aš tai kaip auginau, tai lygiai toks pat. Tik ramesnis, sakė, aš buvau baisus vaikas. Tai va, tai kažkaip taip, labai viską, žinok, su gera emocija, nes ir persiduoda vaikams labai daug, tai labai stengiuosi kažkaip čia to vienišumo neperkrauti į mūsų laiką su vaiku, aš savo kaip situaciją suprantu, bet, žinai,
Dabar vienišas, gal bus tuo ne vienišas, kas čia žino, atsiras kita šeima, kiti vaikai ir galbūt, žinai, integruosis sūnus į tą visą reikalą. Tai buvo momentas, kurį reikėjo išgyventi, žinai, man daugiau, o sūnui, tai, žinai, jis turi močiutes, turi mamą, turi ten sesę, mane ir visus kitus, ir, žinai, linkęs esu galvot, kad žmonės natūraliai, žinai, tos meilės atidavė maksimum ir tiesiog, tai va. O man pačiam, tai, Dieve, žinai, mes augi vyrai, mes nei kalbam, nei verkiam, žinai, čia mes dėl to, tai. Kai reikia verkiam. Jo, bet pats principas, taip, tokių, žinai, kartais būna, kad nueini dantis įsivalyti tik tai 4 dienos, žinai, nes kartu atsibundi ir viskas, ta prasme, tik kai pietų užmiega, tai tada gali nueiti į dušą ir dantis įsivalyti, bet tas irgi yra smagu, nežinau, žinai, toksai tas, kai tavo vaikas iš tavęs nori to dėmesio. Kažkada gerą frazę girdėjau kažkur sklandant internete, sako, kas yra gyvenime laimė, tai sako, kai tavo vaikai, nepaisant tavo amžiaus, nori būti su tavim. Nes nubūna ir vaikai užauga, ne, ir ai, čia tėvai seni, žinai, tai va, aš kažkaip galvoju, kad tame tikrai yra labai daug laimės, nesvarbu, jie yra mažiukai, kai jiems fiziškai tiesiog tavęs reikia, ar paskui, kai jie auga ir jų aplinkoje atsiranda galbūt kiti dalykai, su kuo jie mezga tą savo emocinį ryšį, vis tiek jie nori būti su tavim. Tai va, labai norisi nuo pat mažų dienų tą ryšį statyti. Čia reikia dirbti, jo. Labai palaikau iš tikrųjų su to ryšiu. Auri, galbūt panašus klausimas, kažkuo tai panašus, kažkuo išskirtinis tau, kaip tėčiui. Gyvenime teko šiek tiek kitokia dalia. Ir kadangi augini sūnų Jorį, kažkada sužinojot visą šeimą, jog jam diagnozuotas yra vėžys. Pradėjot kovoti. Ir papasakok, prašau, kaip ir kada sužinojot apie diagnozę? Šitą žinią mūsų aplankė 2020 metais, apie birželį, atostogose buvome Juodkrantė, tai Juodkrantė mums asocijuojasi su ta žinia tokia buvo, tai buvo irgi pandemijos laikotarpis sudėtingas ir mes prasidėjo tie vėmimai sisteminiai ir mes vis galvojom, kaip tėvai reagavom ir pas vienus gydytus, pas kitas, bet kai pandeminė situacija visi nuotoliu konsultuojasi ir žino, tas nuotoliu konsultavimas yra toks, tai mitybą sutvarkyti, tai gal pagalvė per didelę, sakykime, tokiam lygmenyje sutvarkyti nežinai, kol, turbūt čia grinai yra stebuklas, kol viena gydytoja, kuri irgi mūsų nepažinojo, bet tiesiog paskirta buvo konsultuoti, sako, aš nenoriu jūsų gąsdinti, bet užsirašykite į kompiuterinį topografą pasidaryti. Ir po pandemijos juk didelė eilė darytis šitą kompiuterinį topografą, didelė eilė, bet mes kaip tėvai irgi ieškom tada greitai privačiai pasidaryti. Padarėm ir tada atrado smegenėlėse tą 4 cm 4 stadijos piktybinė auglė. Ir tada jausmai, žinokit, tokie sukrito, visas gyvenimas apsisuko aplinkui. Aš tik atsimenu tą, kad kai einam prie altoriaus, aš su žmona jau, ne, mes visi labai gražus esam, ne, šukuosenas, makiažas, suknelė yra pats gražiausias, sakykime, laikotarpis ir tu tuo gražiausiu laikotarpiu sakai tuos žodžius iš meilės himno priesaikai, ne, kad visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, net jeigu liga suims ar sveikata atvers ir va šitie man žodžiai. Ir aš tuo metu, aš galvojau, kad manęs tai neliečia, aš pasakau tos žodžius, bet mes neliečia, nes mes esam jauni. Mes sportuojam, ne, mes keliaujam, bet tas nelies, o dabar atėjo toks išbandymas ir kaip aš deklaruoju šitos žodžius. Tai man va šitie žodžiai mintise, kaip aš tėtis, būdamas čia, galiu deklaruoti šitame momente. Ir kaip minėjau, pandemija labai prisidėjo prie šito viso, nes galvoju, nebūtų pandemija, gal buvo galima greičiau reaguoti, greičiau aptikti ir taip toliau. Bet tada staigiai operavo santariškėse, nes reikėjo labai greitai veikti, nes tas auglys labai greit plinta. Ir aš negalvojau apie, sakykime, kažkokius mintis, nes čia kai susidūri ten apie, nežinau,
palikti, bet tą momentą būti išvien ir palaikyti su besąlyginė meilė. Visada, nes tai mūsų sūnus yra. Tai kaip tose žodžiuose, ne, kai sveikata atvers žmonai gerai, bet mūsų sūnui yra blogai. Tai su begalinė meilė ir stengiausi jį mylėti ir būti, ir tas akimirkas išgyventi, kai tu akimirkos gydytojas pasako vieno, iš tikrųjų visai yra kita. Ne, tai yra tokia apleista akimirka, kurią turi su ją sugyventi. Ne? Bet su didelė viltim galvoju, kad tam nori sūnui ko geriausia, nesvarbu kaip tu baigsis. Po to sekė jau žmona operacijoje dalyvavo, mes nežinojom, gydytojai mus nuteikė taip, kad pasakė, galit visko tikėtis, galit pradėti iš naujo vaikščioti, reikėtų mokintis, naujai pampersus užsidėti. Ir kai žmona, kadangi dalyvavo operacijoje, išgirdo ryte, kad mamytė, aš noriu gerti. Ne? Tai pirmas žodis, kad tave atpažįsta mamytė, ne? Nes kai liečiasi prie smegenėlių, tarsi, žinot, informacija visą galima buvo, tikėjomės net iš naujo mokintis žodį mama, ko nereikia jau, ne? Bet mes buvom viskam ruošiamės su besąlyginė meilė. Po to sekė chemoterapijos kursai, ne kursai, sesijos visos, kur reikėjo važiuoti į Kauną. Tai pasirinkom, kadangi Laurinas paminėjo tą gimdymo laikotarpį, man kas įstrigo, kad aš pamačiau, kiek moteris, sakykime, išgyvena, ne tai kenčia, bet išgyvena tą akimirką gimdymo, ko vyrams mums, sakykime, negalim pajusti mes to. Tai aš galvojau, taip ir sakau, kai sako, žmona reikės čia į klinikas gultis ir taip toliau, tai sakau, aš eisiu, gulsiuos. Tu būk namie, rūpinkis namais, mūsų dar antras vaikas buvo, sakau, aš bandysiu priimti šitą iššūkį. Ir visą chemoterapiją praėjom ir kiekvienoje akimirkoje, ką aš pajusdavau, stengdavausi su dideliu tikėjimu, ne? Kaip pavyzdys, jam patikdavo nugarytę, kad glostyčiau prieš miegą, ne? Tai su dideliu tikėjimu, kad aš stengiuosi padėti, čia mažiausia galiu, ne? Džiaugiuosi, kad gydytojai įsileido dėl mano gal kantrybės, o to kantrumo į daugumą procedūrų dalyvauti, nes aš norėjau būti jų draugų, gydyti, kad aš galėčiau su sūnum būti arčiausia. Toj akimirkai pačios skausmingiausia būti su savo sūnum, ne? Ir dalyvavau, kaip kateterį įdėti ir taip toliau, tai visose šitose skausmingose procesuose. Ir tada transplantacija, tai vienas sudėtingiausių yra ir vienas vaikui skausmingiausių akimirkų. Aš tai nesupratau, sakykime, kol nepatiri to ir aš nekaltinu nei visuomenės, nei žmonių, nes mes visi tik per patirtį patiriame, ne, ir galim dalintis. Užtat mes tas vyrai nekalba ir vyrai kalba, tai yra mano ta žinutė, kad vyrai tikrai gali kalbėti ir pasisakyti. Ir ta transplantacija man buvo, jinai, naujai, tai aš kai pabaigiau, nes ten po mėnesį uždarytas, dar covidas prisidėjo, visiškai izoliuotas, esi nieks lankyti negali, mojuojas tik per langą ir taip toliau. Tai kai išėjau, aš pajutau kaip iš kalėjimo išėjęs. Ir aš išėjau su moterim, kita moterim iš kitos skyriaus, kur irgi su vaiku gulė, ir aš sakau, jaučiuosi kaip iš kalėjimo. Sako, na, aš irgi jaučiuosi kaip iš kalėjimo išėjęs. Nes įsivaizduokit, tu esi ten 10 kvadratų, visada uždarytas, ryte, vakare pižamas keistis, dušas, procedūras. Ir aš esu kaip sportuojantis, ten mano žingsniai yra, sakau, kaip pavyzdys, 10 000, man buvo vos 1000 aš surenku žingsnį. Ne? Aš mankštą darausi, bet aš galvodavau apie sūnų, kad jis yra didesniam skausme. Čia ką aš padarau, ar ką maratoną nuveikti. Čia aš laikau, čia yra tiesiog tavo disciplinos reikalas, kur tu nori įveikti kažką ir treniruojasi turėdamas savo norą. Čia aš turėjau discipliną ir mano buvo, kad tik pasveikti,
kad tik būtų, ne? Tai viena iš tokių patirčių buvo. Šauriai, žinai, dabar tavęs klausau ir nežinau, kas darosi. Nes skaitau tos klausimus, kuriuos mes norėjom, žinai, paklausti tavęs ir tu man vienu savo įpu atsakei praktiškai 3 klausimus. Ant kiek tu konstruktyviai tuos momentus išjautei, kas yra svarbu. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Aš turiu galbūt tada klausimą Laurynui. Laurynai, tau, žinai, mes kažkaip atkalbėjom prieš tai, kad kaip mato tėčius, kaip mato mamas. Ir šiuo metu visuomenė, tu esi nominuojamas kaip toks pavyzdinis tėtis. Tai jūsų kaip komplimentą, ačiū. Taip, tokia yra visuomenės opinija, bent jau, žinai, ten, kur skaitau, ką matau. Ir klausimas, kaip tu manai, kodėl visuomenė taip stipriai stebina tėčiai, kurie kitų akimis daro daugiau, negu jiems priklauso? Oi, žinai, aš paklausiau Aurę, man atrodo, kad tokios menkos pas daugelį iš mūsų yra problemos gyvenime, žinai. Ir per šituos dalykus, tai mano momentas gal tik gimdyme buvo, ne, kai sūnų, arba šiaip vaikas, kai serga ten susloguoja, tau tarsi, sopa šiek tiek, ne, kad norėtum kažkaip padėti. Bet aš, nežinau, man gumulas gerklėj stovi. Iš to, ką aš išgirdau, čia yra tikrieji supertėčiai ir tikrieji mūsų, žinai, visuomenės didvyriai, aš taip gal turėčiau pasakyti. Aš tik tai gal papuoliau į tas aplinkybės, kai atsirado labai daug visuomenės dėmesio labai durnai temai, bet joje buvo mažas vaikas. Ir šitoj vietoj gal irgi daug kam buvo neįprasta, tai kaip čia dabar, žinai, ne dėl pinigų čia pirmiausia eina žmonės kapotis, o čia kažkaip vyrui staiga vaikas parūpo. Neįsivaizduoju, Evaldai, kiek aš sulaukdavau tokių žinučių. Tai čia pavaidint prieš visus, žinai, čia kol dabar karšta tema, tai čia, žinai, jautrumą visuomenė sukelt. Ne jautrumą. Čia, ta prasme, aš turėjau dalykus daryti, kaip ir mes kalbėjom prieš pokalbį ir ne tam, nes aš galbūt būčiau iš viso nematęs kokį pusę metų, nes pas mus teisiniai procesai jau užtrunka labai daug. Ir gali metais užtrukti ir žinau pavyzdžių, kur tikrai nemato iki mokyklos nemato savo vaikų, kai kurie vyrai per skyrybą. Tai čia mano misija tolimesnė yra, kad taip daugiau nebūtų mūsų šalyje, nes iš tikrųjų tie tėčiai keičiasi, netėčiai gal įvaizdis, aš neabejoju, kad visais laikais tokių buvo, tai gal nebuvo tiek daug, nes ir mūsų turbūt tam tikros vertybės visuomenė ir nuostatos lėmė tai, kad vyro vaidmuo šeimoje buvo parnešti duoną ir visa kita yra moterų reikalas, žinai, vyriški ir atsiprašau žodį, bet, bobiški reikalai, ne, šeimoje. Visą tai, kad, žinai, bare, kaip šnekos, ne. Tai šitas dalykas labai keičiasi ir iš tikrųjų dalinasi dabar ir vyrai, ir mamos yra abu vienodai svarbus ir iš tikrųjų, ką ir Auris pasakė, man labai strigo, kai bėda ištiks, ne? Aš savo situaciją irgi pagalvodavau, žinai. Tai čia tai buvo niekis palyginus su tuo, kas būtų buvę ir kas būtų likę iš tos šeimos, jeigu būtų kokia rimta bėda ištikus. Kas tada? Nes jeigu mes nesugebėjom ten kažkokiam, žinai, nesutarime tarsi dėl smulkmenų susivienyti ir ieškoti sprendimo, tai kas tada būtų buvę, žinai. Tai aš galvoju, taip apibendrinant į tavo klausimą, ką aš labai noriu su šituo įvaizdžiu padaryti ir tikrai nelaikau savęs ten kažkokiu pavyzdiniu tėčiu, aš laikau save normaliu tėčiu, tokį, kokius turėtų turėti kiekvienas vaikas. Tai yra keli momentai. Vienas tai galbūt rodyti, kad nėra čia nieko gėdingo būti normaliu tėčiu ir rūpinti savo vaiku, atsiduoti vaikam kaip vyrui ir tikrai tą savo šeimą saugot kaip teritoriją, ar ne? Antras dalykas, aš labai noriu panaudoti visą šitą atsiradusį tą dėmesį, iš tikrųjų ryškinti tai, kad visuomeniai pasikeitė dalykai ir kad tikrai vyrai yra lygiaverčiai, visaverčiai savo šeimos nariai ir moka dalykus daryti ir gali. Šiai dienai gaila pasakyti, bet iš tikrųjų mūsų tam tikra ir visuomenės ir moralės, ir politikos, ir teisinė aplinka šiek tiek tai diskriminuoja. Ir trečias momentas, aš turėjau įtarimą, kad šitas pokalbis vystysis taip ir ypatingai Paurio pajutau, kad aš labai noriu išnaudoti iš tikrųjų irgi savo tą galbūt dėmesį atėjus į mano tą tėvystę, tėviškumą, pasakoti apie tokius pavyzdžius kaip Pauris.
Nes aš tikrai susidūriau su labai daug tokių nuomonių, kur sakau, kad čia vyrai čia su vaikais, nenusišnekėkit, čiagi mamos. Viskas gerai, mielos mamos, bet ir tėčiai irgi lygiai tokie patys gali būti ir jautrus, ir mylintys, ir atjaučiantys, ir besirūpinantys, ir net atvejais turbūt ir net daugiau, bet tiesiog jeigu mes niveliuojam, mes pasiekėm visuomeniai tą brandos etapą, kai net jeigu ir nėra lygiavertiškai, mes turėtume kažkaip žmonės paskatinti, kad jie norėtų būti lygiavertiškais, ne? Aš kaip minėjau, yra tikrai, man moterų daug parašo, žinai, nes mano vyras tai net į vaikus, net nežinau, ten keli metai nežiūri, aš nepriprašau, žinai. Tai gerai, bet tu pažiūrėk iš tos pusės, kad galbūt mano pavyzdys ir jeigu tas tavo vyras pamatys, ne, kad va, taip reiktų galbūt daryti ir tai yra gerbtina ir džiaugiasi visuomenė, kad taip yra, tai galbūt ir jį paskatins. Tai, žinai, vienas dalykas yra. Ir ne visi yra vyrai tokie ir ant savo to vyro galbūt to pavyzdžio nereiktų statyti, nes mes irgi tada galim išsirankioti, žinai, po vieną vyšnį iš visuomenės ir sakyti, kad visos moterys tokios. Bet yra toli gražu. Tai va, tas trečias momentas tikrai man kažkaip norisi šitą eterį išnaudoti, va, būtent pasakoti apie tokius dalykus ir kad visuomeniai turi šiek tiek keistis dalykai. Aš nesakau, kad mes esam kažkaip diskriminuojami. Sakoma, ne, vyrai tiesiog nekalba, tai iš to, kad mes norėjom tą karčią piliulę tokią, žinai, kad apie mus taip masto ir mums dažniausiai kaip yra. Tegu masto, mesgi žinom, kaip yra. Bet vat, kokį mes pavyzdį sudarinėjom visuomeniai, tai irgi yra labai svarbu. Nes auga ir vat, mano sūnus ir jisai irgi bus tėvas, žinai, kokį jisai pavyzdį matys. Čia yra labai svarbu, jūsų sūnus auga, ne, kokius jie pavyzdžius matys. Tai jie matys, kad vaikai gyvenime yra nesvarbu, tiesiog tu su kažkuo taip, čia liaudiškai tariant, pasidarai vaiką ir čia yra moters problema, ne. Ir manau, kad kuo toliau, tuo labiau šitas vystysis, mes tiesiog turbūt galim tokį šiek tiek postumį dadėti. Tai va, gal tiek plačiai į tavo trumpą klausimą, Valdai, sorry, bet taip, žinai. Viskas gerai, žinai, aš galvoju dabar tą patį iš esmės klausimą kažkaip Auriui papasuoti, nes tu kai gulėdavai ligoninėse, ar ne, ir tikriausiai irgi daug kartų galbūt girdėjai, galbūt nugirsdavai, galbūt tau kažkas pasakydavo, žinai, iš šono moteris, kad kaip pasisekė jo žmonai. Nes koks nuostabus vyras, ne mama, o tėtis guli. Aš įsitikinęs, kad gydytojas tą patį galėdavo. Galbūt, aš nežinau. Aš taip grįžčiau, galvojau, kai uždavai klausimą, kas yra daugiau, ar kad tėtis daugiau padarė, o kas yra daugiau, kas nusprendė, kad tai yra daugiau, kad tėtis padarė, ne? Kad kaip pavyzdys aš žmonai kavą šiandien atnešiu lovą, tai reiškia, aš kažką daugiau padariau? Ne, aš ją myliu ir aš atnešiu, ne? Kad aš ligoninėje guliu su sūnum, ar aš kažką daugiau padariau? Ne, bet aš antrinčiau Laurinui, kad džiaugiuosi tais pokyčiais, kurie, kad ir tėčiai tą rodo lyderystę ir būna tais sunkiais momentais. Ne, kaip pavyzdys čia dabar ant mados sportuosim, nauji metai, susidėliosim toliau, tai senais laikais, nes mes mažumės su žmona sportuojam, senais laikais būdavo, kad vaikų aurė susilauks, tai jau nebesportos, nes reikės vežimą stumdyti. Ne, nusipirkai vežimą bėgiojimo, skandinavišką nordikebą ir bėgioji, ne? O susiras du vaikai atsirado, jau tikrai auris nesportos. Ne, jeigu tau yra tavo meilė sportui, tu pritaikai prie šeimos. Ir džiaugiuosi, ką Laurinas sakė, kad keičiasi visuomet ir aš matau, tai aš nesu tas vienas, ne? Ir kas yra daugiau, sakau, kad šeimoje yra mes vienodai lygus partneriais. Nėra, bent iš savo patirties mes turim ir skausme išgyventi kartu to lygį ir džiaugsme. Ne? Tai man nebuvo ten įskaičiavimų kažkokiu ar taip toliau, kad gulės iš išorės susidarant, taip aš sutinku, kitų atžvilgių, ką jo žmona veikia, kad jis turi ligoniniai ar panašiai. Man gal buvo lengviau dėl tos darbinės, ką aš dirbau, kad, kaip pavyzdys, aš nuo kokios 11 vakaro iki 3 ar 4 nakties dirbdavau ligoniniai, kaip pavyzdys transplantacijoje, gulėdavau su sūnum. Tada eidavau miegot, 8 vaistai, keltis reikia, tada keldavau su sūnum ir tada per pietų miegą. Tai va šitie darbo laikai mano buvo, kuriais aš dirbdavau ir tarsi nukreipdavau dalį minčių pailsėti nuo to momento, nuo to skausmo, ką mes išgyvename einamojo momentu. Tai
Tai tiesiog tas lėmė. Yra kitų atvejų, kur tikrai tėtis dirba ir vienas išlaiko šeimą, tai irgi tokių yra. Tai irgi nesmerkščiau, visokių tų atvejų yra. Bet yra ir girdėt, kad kaip pavyzdys, jeigu man reikės eiti į ligoninę, tai aš tada tave palieku, tai va, tokius man skaudu girdėti. Ar pavyzdžiui, kad ką žmona tavo veikia, kad reikia, ne? Bet čia yra lengva spręs, kai tu to viso turinio nežinai iš šalies. Bet jeigu rezumuojant, tai tikrai džiaugiuosi tais pokyčiais ir va, tik tai sakydami per savo patirtį mes galim skatinti kitus, kad, pavyzdžiui, istorija buvo, kad vienas tėtis susidūrė irgi su ta liga ir aš galvoju, kokią aš galiu nešti žinią kaip tėtis, ne? Nesu aš jokio fondo įkūręs, kad galėčiau čia milijonais dalintis, ne? Bet aš galvoju, žinią galiu įteikti. Ir aš kiekvieną kartą, kai aš važiuoju su sūnumi į ligoninę, dalytis magnetinio rezonanso, Kauno klinikos yra labai fainas žaidimų kambarys ir aš pasižiūriu tėčius ir tada aš bandau juos pakalbinti. Ir susitikau vieną tėtį ir jie buvo tam pačiam tokia nežinomybei. Yra kaip ir aš jį paskatinu, sakau, nebijok, kad ir keistis su žmona gali, leis žmonai pailsėti. Labai svarbus momentas, viskas gerai bus, išgyvensi, tas yra svarbus, nei ant vieno žmogaus viską palikti. Nebijo, taip, nesiseks. Ir aš irgi daug ko nežinau, žmona labiau gaudosi klinikiniuose terminuose, ne? Aš daugiau logistiniuose, kaip sakau, nuvežti taško A į tašką B. Į procedūrinį reikia tą atlikti, reiškia, reikia atlikti, tada sėkmingai įvyko, ne? O medicininiai terminai daugiau žmona ir išverčia. Tai yra tas bendrystės jausmas, kurį pasiekė. Tai čia yra tas tame ir grožis yra, ne? Kad nei palikti vienam, aš čia dirbu ir man netrukdyk, ne? Kaip pavyzdys. Aš dar pridėsiu gal, Auri, prie tavęs sakinį, kad turbūt šitą žinutę, ką tu labai labai teisingai pasakei. Čia nėra tai, žinai, kad mes turim taisyti vyrų įvaizdį moterų akise. Čia mes turim sakyti, gerbiami vyrai, hebra, žinai, žiūrėkit, yra daugybė pavyzdžių, tik mes po vieną čia biškį įsimėti esam. Dabar jau mes trysia sėdim, mūsų ir daugiau dabar jau. Ir kieta yra, nežinai, kaip tu teisingai pasakei, žinai, ištiko mus bėda, susidėjau lagaminą ir tvarkykis. Kieta yra prisimti gyvenime atsakomybės už dalykus, nespaisant kokioje situacijoje esi, žinai. Tai tas labai faina. Tai super, kad taip galvojam, visi čia panašu. Žinot, mes kai buvom patys vaikai, užaugom ir šiandien tai, kokiu pagrindu augom patys, reflektuojam dabar savo vaikam. Kokias patirtis jūs atsinešat? Na, jeigu taip grubiai šnekėt, kiek galima tą pakomentuoti iš savo tėvų pamokas, patirtis. Aš kaip minėjau, kad taip gyvenimas lėmė, kad aš tėvų neturiu. Tais laikais buvo nemadinga jaunai moteriai susilaukti vaiko, nes visas kaimas tave bado, kad tu nesantokai susilaukai. Tai tiesiog nesantokinis gimiau, tėčio net nežinau. O mama, kadangi yra išorės spaudimas visas, tai atidavė tiesiog į vaikų namus, tai aš tokio pavyzdžio neturiu, bet aš turiu tikrai nuostabę tą visos vaikų kaime, kadangi augau mamą, kurią iki dabar esu dėkingas, kuri parodė ir buvo kelyje, kaip įkalti vinį su plaktuku, ko neturėtų, sakykime, moteris, ne? Arba į sunkius dalykus rado bendruomenę ir bendruomeniai, kurie yra vyriška, nes jos intencija buvo, kad aš identifikuočiau į vyrą, nes berniukas turi į vyrą identifikuoti, kad toj bendruomeniai, tam rate, kurios supausi, kad matyčiau šitos gražius pavyzdžius. Tai va toks, o kaip minėjau, kad labai jaudinaus, kai laukiam sūnaus, nes aš nežinau, ką aš galėsiu duoti jam, aš neturiu pavyzdžio. Tai yra kažkokia nauja bus istorija mūsų.
Ir atrodo, kiekvieną akimirką nori įamžinti ir būti tuo tobulu tėčiu, bet tuo pavyzdžio neturi, bet stengiausi būti to, koks yra ir, sakykime, gal labiausiai dėkingas tam draugų ratui, bendruomenės ratui, kuriuos tu matai per pavyzdį, kaip būti tėčiu, kokių mes fainų tėčių turime, apie kuriuos gal mažą šneka, ne? Ir taip, va taip norėčiau, va taip stengsiuos, ne? Ir jeigu grįžtant tą lygą, sakykime, davė stipriausia, ką gyvenimas galėjo duoti. Mes dar nežinom, kas manęs laukia, bet ką galėjo duoti. Bet aš galvoju, jeigu aš šitą išgyvenau, tai visokios ten smulkmenos, kokiam namui čia šviestuvo reikia, ar čia tokia palangė, ar anokia, tai čia yra visiškai yra smulkmena. Tas nėra svarbu, tai man tik tai kai sužinau, sako, ką gali gyvenimas dar daugiau duoti, jeigu davė šitą. Bet tėvystė, tai man pavyzdys yra viso to tiesiog buvimas su vaikais ir aš kai atsijungiu, nes taip gavosi, kuriuo momentu daug komandiruočių, tai tarsi tu prarandi disconnected angliškai, išsijungęs esi su vaiku. Ir kiekvieną kartą prisijungti vėl reikia tam tikro laiko, kad prisijungsiu. Ir aš džiaugiuosi, kai žmoną paleidžiu, išvažiuoti su draugiam į prie jūros, o aš galiu su vaikais būti ir aš jaučiuosi, kokiam aš jiem esu euforijai su jais, kokiam ryšyje esu, nereikia. O jeigu aš komandiruotė ir dar kažkur, nes toks momentas irgi buvo sunkus, daug tų komandiruočių, ir tarsi aš su nepažįstam, aš turiu naujai vėl susipažinti, ne? Kad susidraugauti. Tai savo kaip tėčiu to gal ir palinkėčiau, turėti kuo daugiau tų akimirkų, kuo daugiau, nes tai prabėga akimirksniu. Keistas jausmas sėdėti šalia Aurė, žinai, mūsų šiaip istorijos labai yra skirtingos ir mano nei iš tolo nepanaši ir ta prasme ten, žinai, bet paskutinės 3 savaitės aš nežinau, kiek mes kalbėjom apie tą, žinai, programavimą savęs ant dalykų. Kažkodėl gyvenimas siunčia labai panašių žmonės, žinai, ir kažkaip aš jo klausau ir tarsi iš mano lūpų žodžiai liejasi. Nors patirtis mes turėjom labai skirtingas ir, tarkim, mano šeima viskas ok ir ten, žinai, daug pusbrolių, mamų, ten tėčių, brolių ir ten mano tėvai įsiskyrė, bet jau kai mes buvom pilnamečiai su broliu praktiškai. Tai vaikystė buvo tokia, žinai, tėvų modelis. Visko ten buvo, bet iš tikrųjų, koks yra panašus turbūt mąstymas ir koks yra nesudėtingas receptas, kaip tuo tėčiu būt, man atrodo. Ir mes kaip tik per šitas kalėdas, tai čia kiek praėjo, skaityk ar ne, kad filmuojam 3 savaitės, su tėčiu atsisėdė prie vyno taurės, kalbėjom, sako, kadangi aš jau dabar turiu sūnų, tai mes tėviškom temom atsisėdę pasišnekam jau, ar ne, šiemet. Sako, labai kažkaip norėjau iš jūsų su broliu krepšininkus padaryti, nes tėtis labai daug krepšinį sportavo, žinai. Sakau, viskas gerai, bet sakau, žiūrėk, tai ką tu padarei, kad padarytum? Aš jūs, sako, nuvedžiau pas kiečiausią trenerį mieste, sako, žinai, jūs kiečiausiai komandai treniravot. Bet sakau, žinai, kur skirtumas yra? Kad pas tą trenerį daug kietesnių vaikų, kurie buvo talentingesni krepšinį, tėvai sėdėjo kiekvieną treniruotę ir su treneriu kalbėjosi, ką čia dar padaryti, ką čia kaip, kur čia kur. Ir sakau, aš žiūrėdavau, kaip po treniruotės tie vaikai su savo tėvais eina šnekėti su treneriais, ten kažkaip. O aš eidavau Rūbinę rengtis, nes tu su manim nebuvai nei vienoje treniruotė. Ir čia, gink dieve, nėra kažkokia tai, kaip sakyt, nuoskauda, bet aš per tą pavyzdį aš labai pajutau, kur man pritrūko, kad aš būčiau geresnis tame, ką aš dariau. Dėl ko šiandien mes už sienos turim baseiną, į kurį aš einu su sūnum, mes į kiekvieną užsiėmimą einam, mes žaidžiam namie, mes tai darom kartu. Nes ypatingai vaikai, jie turi matyti tą tėčio autoritetą, tą tėčio pavyzdį, kad ir tėčiui pačiam yra įdomu. Kad ir tėtis čia domisi, kad ir tėtis irgi čia dalyvauja šitam reikale, kad tėčiui rūpi, koks yra mano progresas šitam reikale ir jisai stengiasi, kad aš progresuočiau daugiau. Tėtis padarė ekstra mylę su treneriu, kad galbūt išsiaiškintų, kur čia mane galima pasukti, vadinasi, jis įdėjo pastangų ir darbo, aš negaliu nuvilti. Bet čia aš jaučiu, kur pritrūko man, ko pritrūko labai konkrečiai, kad aš būčiau geresnis tame, ką aš dariau. Aš, šiaip dariau daug dalykų, gal ten dar ne mokslai, visi kiti, kur tave tarsi sistema įpareigoja. Bet jeigu mano tėvai būtų į tą vėlėsi stipriau,
aš būčiau turėjęs 10-eriopai didesnę motivaciją dalykus daryti, aš būčiau turbūt susikūręs 10-eriopai didesnį ryšį su jais per tą dalyką ir aš dabar turiu ryšį su tėčiu ne per medžioklę, pavyzdžiui. Ir mano brolis metais už mane jaunesnis, mes tokie 3 vyrų hebra esam. Ir mes susėdam į tą džipą ir važiuojam į mišką. Ir mes turim temų iki 3 paras galim šnekėti, atsisėdę apie tą patį, bet va, turim temų. Čia yra va, tas mūsų ryšys, nes tada jisai būdavo kartu. Aš tu mažas kaip vaikas neįs ir mus vesdavosi tarp suaugusių vyrų. Ir tu matydavai va, tą aplinką, ne, kaip vyksta procesai. Su visais reikalais, kurie yra ten ir šiaip šlykštus gal girdėti ar matyti, bet mes matydavom. Ir vat per tai susistatė ryšys. Ir aš jam pasakiau, sakau, žiūrėk, bet matai medžioklę, ne, kaip vis dar mums yra 30 su viršiau tavo sūnų metų, mes vis dar norim sėsti 3 džipą ir važiuoti. Su tai į krepšį mėtyti mes nenorime, dėl to, kad nebuvo ten, nes nesusistatėm per tai ryšį. Turbūt, vat rezumuojant, ką reiškia būti tuo tėčiu, ką Auris pasakė 100% tiesą, yra skirti tik tai kuo daugiau laiko, nes tik to vaikui reikia, rodyti tą interesą. Tau nereikia būti ten kažkokiu, žinai, super, kad tavo, nežinau, ten nėra dėmelis ant marškinių ar visokio tokio. Tai tokių dalykų vaikai nepastebi. Tai yra tavo laikas, tai yra tavo dėmesys, tai yra tavo absoliutus atsidavimas į jį kaip į asmenį, kad jisai jaustų, kad rūpi, kad tėčiui rūpi. Ir man atrodo, čia yra viskas. Mes, aišku, visi sūnus auginam, tai čia mums, žinai, dar kitaip. Aišku, su mergaitėm turbūt vėlgi yra kitas momentas. Bet ir su mergaitėm tas pats. Ten tėčio turbūt tas autoritetas, jis turi būti dar didesnis, nes mes į gyvenimą turbūt mergaitės išleisim pas kitus vyrus ir jos turi turėti labai tokį, žinai, paveikslą susistatę, nes mes jas pas gerus vyrus norim išleisti. Tai dar labiau turi, žinai, vyrai tai tokie, nu, kažkas ten įvyko, neįvyko, jie, žinai, jie turi būti tvirti kaip tėvas, žinai, ten tokie, o vat, mergaitėm vėl kitaip. Tai dėl to manau, kad visiškai pritariu Aurai, žinai, labai nesiplečiant tikrai yra ir aš pamačiau su savo sūnum, žiauriai sutinku, ką tu sakai dėl to diskonektinimo, kur atrodo, tai ką tu čia nematei to sūnaus 2 savaitės, va dabar, žinai, va šiandien grįžta iš atostogų ar ten 1,5 mėnesį. Jisai visiškai kitas žmogus, tau vėl iš naujo reikia laiko su juo susirasti tą ryšį, žinai, taip jis atpažįsta sienas, jis atpažįsta to veidą, bet emociškai ir psichologiškai vėl iš naujo užtrunka. Tai praktiškai kiek nematei, tai tiek užtrunka atsistatyti. Bet tas balansas jisai labai aiškus. Per kiek laiko nusilpo, per tiek laiko vėl tau reikės atsistatyti. Ir čia iššūkis yra įsiskyrusiems tėvam iš tikrųjų auginti vaikus, nes ta, žinai, savaitė ten, per tą savaitę nusilpo, tada vėl per savaitę jau tu tarsi pasiekiai tą tašką, kur jau faina ir vėl jisai turi išvažiuoti. O ten viskas vėl irgi atvirkščiai, žinai. Ir va, tada tai prasideda tos emocinės bangos. Bet čia turbūt, žinai, atidavėjai laiką, atidavėjai energiją, tu žinai, kad tu padarėjai maksimum, taip susiklostė gyvenimui, taip yra. Tai aš tą išsinešiau, su savo tėčiu pasišnekėjau, jam yra 60 ant nosies, jisai sako, man 60 ir aš pirmą kartą supratau, bet kad ten aš feilinau. Nu, ta gerąja prasme, kad nedadariau iki galo. Žmogui tai apšvieta 60 metų, išgirsti iš savo sūnaus, kuris jau irgi yra tėvas. Tai va čia iš to aš turbūt pasidariau savo tokį ir pernykštę ir apskritai apie tėvystę didžiausią tą išvadą. Aš pasigavau tavo paskutinės frazes, ne, tu pasakėjai apie tuos vaikų ups and downs, kai būna tarp 2 ugnių, žinai, kūjis ir priekalas. Ir žinai, man iš tikrųjų kyla klausimas, aš noriu iš tikrųjų abiejų jūsų paklausti, jūsų nuomonės yra taip, na, tarkim, Laurynas gal arčiau šitos temos pastaruoju metu, ar ne? Čia ne apie mus. Vaikas. Kur atsiranda vaikas? Kas vyksta su juo? Kūjis priekalas gali daužytis? Kokia rolė vaiko? Kas vyksta? Tai aš gal Lauri tada, ne? Kadangi jau jūs sakėte. Natūraliai. Situacijas, tai jo, vaikai išgyvena daugiausiai šitos dalykus. Čia yra keli momentai. Vienas turbūt yra tas, kad pas mus vis dar yra gajus tas dalykas visuomeniai, kad viena iš pusių savinasi vaiką ir per jį manipuliuoja, ypatingai skyrybiniam procese. Šitą aš pamačiau ir įsitikinau savo kailiu. Tu nieko negali padaryti, pas mus nėra jokių svertų sistemoje, kurie užkirstų kelią šitą. Nes tai yra pilka zona. Su visa pagarba vaiko teisų apsaugos tarnybai, antstoliam, advokatam, įstatymam, kam tik nori. Ta prasme, yra tokio dydžio pilka zona šiandieną pas mus, kad jeigu vienas iš tėvų, mes matėm šitą pavyzdį turbūt visai neseną, ar ne, kai vaiko teisų tarnyba turėjo paimti iš mamos vaiką dėl tų vačių manipulacijų. Bet kiek laiko truko tai?
metus, 2, kol teismas priėmė sprendimą, kad nėra vaikui gerai pas mamą, ne? Ką per tie gali nuveikti? Tėčio atžvilgiu, ar ten kito partnerio, ar ne, kito iš tėvų atžvilgiu. Tu tą vaiką gali nuteikti ten milijonais scenarijų. Va šitoj vietoj turbūt, kur bus mano viena iš tų didesnių misijų, tai iš tikrųjų padaryti taip, kad sistema iš principo nebeleistų to daryti ir kad žmonės, kai skiriasi, ir čia iš tikrųjų Skandinavijoje veikiantys principai, labai normaliai. Vaikas yra svarbiausia, ne tėtis, ne mama, nes, išgirskit mano situacijoje, kokia buvo komunikacija. Taigi vaiko ryšys su mama, ne apie mamą kalbam. Mes kalbam apie vaiko ryšį su tėvais. Ne apie mamą, nereikia to žodžio mama naudoti. Tėtis ir mama yra vienodai. Ir šiuo atveju, va tos, kai prasideda manipulacijos, aš tau duosiu, aš tau neduosiu, tu nematysi. Sistema iš tikrųjų turi vaikus nuo to labiausiai turbūt apsaugoti, nes vaikas yra svarbiausia. Svarbiausia dėl to, kad visą tai, ką jis matys ir jaus, jis įsineš į savo gyvenimą. Jūsų konfliktai ar pykčiai po 2, po 3 metų baigsis, jūs susirasit kitus partnerius, auginsit ten kitus vaikus, turėsit kitas šeimas, ir rūpės visai kiti dalykai, būsit užmiršę gal tą savo antrą pusę seniai, bet tai, ką pridirbat per tą laiką, jūsų vaikai įsineš į savo gyvenimus, į savo šeimas, su savo vaikais, jūsų anūkais ir pasaka be galo. Dėl to labai aš, žinai, su kuo pasišneku, visada labai prašau, sakau, ten ir dabar kažkaip ir tų bendramžių čia tarpe tų skyrybų pasipylė, žinai, nes irgi ateina tas metas, kai žmonės ten iš po mokyklos vos nesusituokė, žinai, yra vaikai ir paskui, pabręsta mes paaugam, gal greičiai ne tie vieno ir kito gyvenime, žinai, vektoriai šiaip įsiskiria. Ir sakau, būkit žmonės, padarykit paslaugą savo vaikam, nekiškit vaikų. Ir teisiškai pas mus vis dar tą galima yra daryti, nes, vėlgi sakau, atsiranda visiškai kiti interesai. Tai aš tą labai praėjau per tuos 8 mėnesius, kas man yra labai labai gaila ir aš manau, kad tą patirtį per savo kailį aš turiu, žinai, šiek tiek, nesakau, kad aš, žinai, kažkokiu herojum čia noriu tapti ar panašiai, bet aš tiesiog labai noriu kažkaip tuos vaikus pasaugoti nuo to, ko mūsų sistema dar leidžia, kaip leidžia išsidirbinėti. Ir paskui mes matom tos pavyzdžius per televiziją, kaip tuos vaikus paima, ar ne, nes tiesiog jau visi sako, teisininkai, psichologai, teismas nutarė. Ir tada pas mus, tai kaip čia tie specialistai gali taip daryti, ne, mes juos iš darbo, tie specialistai vykdo teismo nutartį. Tai yra aukščiausias teisinis reikalas mūsų valstybėje, yra teismo nutartis, jie privalo ją vykdyti. Jų nėra malonumo tos vaikus plėšyti nuo mamų ir tėvų. Bet jie yra priversti tą daryti, nes kažkas tai jau turi tą daryti galų gale, ne? Ir taip, vaikui yra trauma, vaikui visi kiti dalykai ir taip toliau. Taip trūksta pas mus šalyje rimtos priverstinės psichologinės stebėsenos, pavyzdžiui, šeimom, kurios skiriasi. Trūksta. Aš skyriausi, ne, su vaikų situacija. Manęs nieks nepaklausė iš kažkokios išorės, kaip, Laurinai, tu jautiesi čia dėl šito dalyko. O kaip sūnus, ne? Ar kas nors, tai pasižiūrėjau, kaip vaiko savijauta iš viso yra nematyti, pavyzdžiui, tėčio 1,5 mėnesio. Kas nors pasidomėjo? Ne. Mes visur, kur samdėm psichologus, tai yra taip, kad viens ant kito prirašinėtume į bylą visokių charakteristikų. Žinai, toks dalykas. Tai psichologė, kuri tai neva konsultavo mano vaiką, žinai, apie manęs gyvenime nemačius, prirašė 30 puslapių užvada koks tėtis. Tokioj mes teisiniai sistemoje gyvenam. Tai aš čia šiek tiek gal į asmeniškumus įsivėliau, ne, bet kol kas mūsų sistema negina vaiko teisų taip, kaip turėtų ginti. Ir čia laukia labai didelis darbas tam, kad tarsi visi suprantam natūraliai, kad vaikas turi būti svarbiausia, bet antklodės traukimo procesuose paskui kažkaip labai šitas ištirpstant. Tarsi komunikaciškai, bet ką ir mano pavyzdys parodė, komunikaciškai, taip, čiagi apie vaiką. Iš tikrųjų, tai duok čia, žinai. Tai kažkaip manau, kad turės keistis tie dalykai. Pirmiausia, tai turi keistis mentalitetas mūsų visų, kad, žinai, mano ten Viktorijos, nežinau, Algio su Danute skyrybose vaikai yra net nekvestionuotina ir nedalintina. Ir Skandinavijoje taip veikia. Tėvai tik pradėjo gyventi skyrium per pusę. Tėvai turi gyventi kelių kilometrų spindulių tam, kad vaikui nesikeistų, pavyzdžiui, per daug aplinka. Tai būtų ta pati bendruomenė, ta pati mokykla ir visa kita. Naujausias modelis, beje, yra vadinamas, čia jau Lietuvoje, man atrodo, jau pradeda taikyti šeimos lizdas. Yra šeimos namas ir ten po savaitę ne vaikai pas tėvus šutina,
O tėvai po savaitę gyveno, o vaikai gyveno tose pačiuose namuose. Įsiskyrėt, prašom, jums scenarijus. Turit vaikų? Taip, mažiausiai įtaką turi jaust vaikai. Jie turi savo kambarius, savo rašomus stalus, savo lovas, patalynės, šuniukus, katytes. Jūs įsiskyrėt ir pridirbot savo vaikų ateičiai. Prašom, vieną savaitę vienas, kitą savaitę kitas, atvažiuosi savo mėgmaišiais patalynėm, paauginsit vaikus. Patinka? Tai va tokios turėtų būti skyrybų pasekmės turint vaikų žmonėm, kurie negalvoja, ką reiškia turėti vaikų ir va taip lengva ranka, žinai, mėtytis. Ir aš labai palaikau šitą modelį, tai yra be galo nepatogu, bet iš to nepatogumo pas žmonės ateina dažniausiai mąstymas. Ir va čia, jeigu mes kalbam apie tai, žinai, kokiam vaidmenį turi būti vaikai, va tokiam ir turi būti. Vaikam turi būti patogu. Čia ne apie tave, žinai, kad tau į darbą toli važiuoja, dar kažkur prieš tai gyvenai buvo normaliai. Tai va, tu savaitę ir tu savaitę, žinai. Ir šitas labai ateina ir man atrodo, kad taip ir turi būti. Dėl to, kad mes turim apsaugoti juos nuo šitos bet kokios įtakos, kad jie neįsineštų savo šeimas. Jie nekalti, kad jų tėvai šiek tiek žiopliai gyvenime, nesugebėjo susitvarkyti. Laurinai, aš pagalvojau vieną mintį, noriu paklausti, ar tu yra tikimybė, kad tu keliausi galbūt ateityje kokiu nors planu į švietimo sistemą ir bandysi keisti, kad ir tą skandinavišką modelį? Čia ne švietimo sistema, čia daugiau mes kalbam apie teisinę sistemą, kuri reglamentuoja vaikų, sakykime, gyvenimą, kurie atsiduria tėvų skyrybų kontekste. Į sistemą aš keliauti nežadu, bet aš esu viešai pasakęs ne kartą, kad aš dėsiu visas pastangas ir ieškosiu alijansų, kurie turi panašų požiūrį ir kad šita sistema keistųsi. Aš su vaikų teisų tarnybos šiaip žmonėm irgi kalbėjau, net ne savo temom, šiaip jau bendrai pašnekėti. Sakau, kaip jūs jaučiatės tokioje teisinėje sistemoje dirbdami? Sako, užnisa, žinai, aš nepabijos to žodžio, nes mes nieko negalim padaryti. Mes ką galim padaryti, nueiti ir atimti vaiką, žinai, mes negalim spręsti, visos išvados yra rekomendacinės, žinai, rašyti popierius atsisėdus, kad tas padarė blogai, pradėti kokį nors tyrimą 4 mėnesius trunkantį, rinkti ten įrodymus kažkokius, netoks jų darbas turi būti, ne? Nes tam vaikui per pusę metų visas gyvenimas sugriūti gali. Ir čia mes turim labai daug spragų. Mes kartais žiūrim į tą norvegišką Berne Wernertą ir irgi ten iš tų atiminėjimų visokių matom, bet mes nematom to darbo, kiek jie daro kiekvieną dieną, kur man tikrai daug lietuvių gyvenančių Skandinavijoje parašo, sako, oi, pas mus tai žinokit, čia tokių reikalų, kiek čia jūs turėjot, niekad nebūtų, sako, tik vienas iš partnerių pradėtų šitaip išsidirbinėti, viso gero iš jo būtų, sako, paimtas vaikas ir atiduotas kitai pusiai, nes vadinasi, ši pusė nesugeba užtikrinti vaiko intereso vienodai matyti abu tėvus, kas yra absoliučiai logiškai teisingai. Tu turi užtikrinti vaiko interesą, ne savo interesą. Vaikas tau nėra kažkokia priekaba, viskas, vaikas yra to pati pagrindinė didžiausia atsakomybė. Ir į tavo klausimą, tai kad aš tikrai darysiu dalykų, kad keistųsi jie, tai tikrai darysiu ir kaip jau minėjau, savo bandysiu tą, žinai, žinomumą ir tą tėviškumą ir iš tikrųjų per tokius gal projektus kaip jūsų dar labiau telksis tie vyrai Lietuvoje, šiek tiek, kad mes keistume tos dalykus. Ne apie vyrus, vėl apie vaikus, ne? Tik tai, kad mūsų sistemoje vyrai kol kas yra outsideriai šito viso proceso, nes, yra mama. It's okay, bet žinai, mes turim kalbėti apie lygiavertiškumą ir tas, sakau, modelis su tais, žinai, bendrais namais, iš tikrųjų vaikui tai komfortas. Vienas išvažiavo kaip į komandiruotę tarsi, ar ne? Vieną savaitę išvažiavo, kitas išvažiavo, tai ir pasikeičia. Žiūrėk, galų gale gal ir grįžto šeimos dar paskui, kai užknis ten vienas, žinai, kaitaliotis gal sakys, gal gyvenam. Žinai, buvo ne taip gal ir blogai. Tai tokių atsiranda momentų ir aš manau, kad šįmet aš turiu nemažai tikslų susidėliojęs, kad arčiau to jau mes nueitum. Ir nes turim tikrai daug institucijų, turim daug žmonių, kurie tarsi už tai yra atsakingi, bet jie nieko padaryti negali. Turiu abiem dabar jums irgi klausimą, bet norėčiau pradėti nuo Aurio. Tai jeigu mes kalbėtume apie tėčio modelį, apie tėčio vaidmenį vaiko gyvenime, ne? Berniuko, mergaitės, bet kiek svarbus vaikui yra iš esmės tėtis. Mama taip pagimdė, tėtis. Kiek svarbu, kuo svarbus? Man atrodo, kad jis lygiai vertiškai svarbus tiek, kiek ir mamai. Ir visose akimirkose yra svarbus. Ir aš čia, kai mes šnekėjom, gal mažai pasipasakau, kokie jausmai man buvo, kai laukėmės vaiko. Tai aš pradžiai galvojau, bus mergaitė, tai tarsi numesiu nuo savęs tą naštą. Ir bus mergaitė, tai daugiau su mama bus. O
vaikinas vienas, vaikinas kitas, reiškia, aš turiu imtis atsakomybės, aš turiu rodyti lyderystę, ne? Kokie bus tie vaikinai, nes artėja paauglystė, aš dabar jau domiuosi apie paauglystę, kaip aš turėsiu, atrodo, jau nuo pampersų nušokom į kitus reikalus, tai man, sakau, sudėtinga, kad aš to pavyzdžio neturėjau, bet aš esu džiaugiuosi, kad aš turiu tą bendruomenę, kurioje sukuosi ir aš matau tos pavyzdžius ir ką aš galiu dovanoti tiems vaikams. Ne? Tai mane vaikinai labiau įpareigoja pasitemti, neturėti to pilvo, sakykime, rodyti, būti pavyzdžiui, kodėl reikia judėti, kodėl yra gyvenime svarbu judėjimas visą laiką, kodėl yra svarbu gyvenime žinias, ne, kodėl yra bendravimas svarbu su visais, kad ne bendruomeniai būti, kodėl būti bendruomenės dalis yra svarbu, nes mes esam žmonės, ne, tai kodėl visi galvoja pandemija atėmė iš mūsų tą bendravimą, ne, ir kodėl turim rankomis nesisveikinti ir taip toliau, o kodėl mes galim grįžti. Tai va, aš apie tos visus dalykus su savo sūnumis dalinuosi ir bandau jiems parodyti, koks yra gyvenimas gražus ir kaip mes galim kabintis. Ir man gražiausia, kai girdžiu tečių, kaip jie yra įsilgę, kaip jie nori būti. Vienu momentu Joris vadindavo Auris, tai aš galvojau, tečių nevadina ir galvojau, klausau daktarai, kodėl Auris, ir mes, sako, paklauskim Jorio, kodėl tu vadini ne tėvu, o Auriu, dėl to, kad, sako, tečių yra daug, o Auris yra vienas. Tai tarsi aš pradžioj kaip ir gavau, nepatogiai jaučiausi, bet po to, iš tikro, Auris tai yra vienas, tas vienintelis jam. Tai o taip. Laurynai, tau tas pats klausimas. Tėčio vaidmuo, aš kaip suprantu, tu turi gerą santykį su tėčiu. Jo, tai kadangi iš dviejų dalių, žinai, tas klausimas buvo, aš visiškai sutinku su Auriu ir man atrodo, čia toks, kaip sakei, mes ant vienos bangos, kad yra nemažiau svarbus tėtis negu mama. Ir aš tikrai labai gerbiu visas mamas ir, žinai, aš savo mamą labai myliu. Jos turi vaidmenį, taip yra mama, bet jis ne ką mažesnis yra, ne ką didesnis negu iš tikrųjų tėčio vaidmuo. Ir nesvarbu, tai ir berniukų, ir mergaitai, nes kartais irgi pamatai ir suaugusios moterys, kartais, kurių tikrai buvo tų situacijų už tų, kaip anksčiau senais laikais, ne, kaip aš sakau, kartais atsigrėžiu, kad, žinai, mažiau tie tėčiai dalyvavo ir jaučiasi tam bendravime su vyrais. Iš tikrųjų, objektyviai turiu pasakyti, kad jaučiasi tikrai bendravime su vyrais kartais tokių niuansų, kad jaučiasi, kad kai jos augo, vyro mažai buvo kažkur tai šeimoje. Ir va tos mamos būtent, ar ne, kaip Auris sakai, buvo pasiėmę tą viską į rankas. Ir to trūksta. Mes tokie žmonės esame, mes privalom tarp abiejų lyčių dinamiški būti ir turėti gerus pavyzdžius. O tėčio vaidmuo, žinai, man kaip pasakau, kaip vyrui, ir čia visiškai nenuvertinant mamų, bet yra be galo svarbus, žinai. Mes darėm daug vyriškų dalykų, aš augau kaime, tėtis, žinai, susisodindavo į Uazą, dar tais laikais, čia 90-ųjų pradžia, žinai, vadovavo tada žemės ūkio bendrovė, daug vyriško, tokio fizinio darbo, žinai, visur ten tokio važiuot kažką, derint kažkur ten, organizuot kažką, gyvulius tėvai laikė, žinai, dar ten, kad kaip kaime, žinai, visas tas natūrinis ūkis, ten kažką nuvažiuoti, ten, žinai, bulvės kasam, tai ten kažkokius tokius dalykus. Visur buvo tas pavyzdys. Tai yra vyras, jisai, žinai, mažiau šnekų, daugiau darbų. Ir viskas. Sėdai, tu važiuoji, tu darai, tu eini ten, žinai, kažkam velnių duodi, nes tais laikais, žinai, ten kiek raktas rankoje, tiek ir butelis rankoje pas tavo darbuotojų, žinai, būdavo. Tokių atsimenu, žinai, tokių labai įdomių situacijų. Tai va, tu visą tai matydavai, tai save siurbdavai ir aš net sakydavau, kad, žinai, tau atrodo, nereikia ateiti mokinti ir sakyti, žiūrėk, vat, matai, va, tokios situacijos taip turi daryti. Tu jau parodai, kaip reikia daryti, tau net sakyti nereikėjo. Mes įsirašėm į savo kietuosius diskus labai greitai. Tai labai svarbus tas vaidmuo ir iš tikrųjų vat, per tas medžioklės ir, žinai, aš neturiu sakyti, kad aš viską tik ką daryti išmokau iš tėčio. Aš išmokau iš tėčio ir ko nedaryti, žinai, nes mano tėtis irgi ten tą panašią istoriją turėjo, kad augo su mama, žinai, ir va tokių va dalykų, kur irgi gal tų spragų matos ir pats tu paskui, kai augi, kai bręsti, tu supranti, kad vat,
jisai, kai buvo visą tą augimo periodą kartu, jisai man davė daugiau negu jisai gavo, žinai, jis turbūt darė geriausia, ką galėjo, bet nutrūko kažkur va tos kompetencijos, ką tu irgi, Aurit, labai teisingai pastebėjai, žinai, ir iš kažkur jos ten pasiėmęs buvo, bet gal ne iki galo taip, kaip, žinai, aš įsivaizduočiau, kaip tėtis turi daryti. Bet čia yra objektyvu ir mes visi tą savo gyvenimo kelią ir istoriją turim, pasiėmam gerų dalykų ir blogų dalykų. Kartais ten, žinai, kažkurių tokių vietų, kur aš taip nesielgiu, žinai, kuris taip daro. Bet mes ir neturim vienodų. Čia tik tai yra labai svarbu, kad objektyviai mes galėtume susirinkti geriausią, ką mums galėjo mūsų tėvai duoti. Ir mes tą turbūt darom, ar ne, kad bandom atiduoti geriausią. Matys tie vaikai mus visokius, matys piktus, matys palūžusius, matys susierzinusius, nevilty kažkokioje, žinai, ir jaus netgi, mums neatsakyti nereiks, bet jie, duok Dieve, pasims geriausią, ką gali. Ir nebuvo mados anais laikais, bet ant tokių fotelių susėdus vyram pasišnekėti, ką savo sūnum geriausio gali duoti, žinai. Ten gyvenai taip, kaip gyvenai, niekas ten neklausė, žinai. Dabar tai mes galim paanalizuoti iš tikrųjų, kaip padaryti, kad mūsų vaikai užaugtų gerais žmonėm. Tai va, tai svarbus, tas tėtis yra be galo svarbus ir sakau, mes kartais net nejaučiam, taip atrodo, žinai, mamos užaugina, šaunuolės jos, kurios užaugina, viskas tvarkoja, bet reikia to vyro, žinai, vaikui, kokios lyties jisai bebūtų, nes ateina visai kiti dalykai į charakterį, į vertybės, į taip toliau. Tas momentas, kai, žinai, atsiranda naujas žmogus vaikų gyvenime ir va čia kaip vaikam paaiškinti. Tu čia gal, nežinau, mane tai tu tikrai dabar gali išmokyti dalykų, va čia sėdint ant šitos sofos, kurie labai man greit gali būti aktualūs. Žinai, Lauryna, aš tą pasakysiu labai paprastai. Prieš kelis metus netekau žmonos, tiesiog po gimdymo ten įvyko tam tikri dalykai ir neilgai trukus. Ir likau pats ant savęs, supranti, kai yra įprotis šeimoje dalintis atsakomybėm, dalintis priežiūrą, dalintis viskuo. Dabar viskas sukrito tuo metu ant manęs, sukrito visi reikalai, kurie buvo mano atsakomybės ribose ir tie, kurie buvo ne mano atsakomybės ribose. Viskas sukrito ant manęs vieno, įskaitant, kad aš ir verslą savo vyščiau. Tai viskas vienu metu ir tai tas momentas buvo labai sudėtingas, kaip nuo kurio krašto atsispirti, į kurią pusę bėgti. Žinai, kai tu esi kryžkelį, tu nežinai, į kurią pusę bėgti. Tai ačiū Dievui, buvo, tai yra artimi žmonės ir labai labai daug palaikymo. Iš esmės, kaip tu sakai, žinai, gauni žinučių kažkokių, tu berods minėjai, kad kažkokių, tai žinai, kitų momentų būna, ateina žmonės, tau parašo, nepažįstami ir panašiai, tai suportų labai daug gavau. Ir tas mane labai padėjo, žinai, atsispirti nuo tos apačios, nuo to dugno, nuo tų tokių negatyvių minčių ir panašiai. Ir aš vieną dalyką supratau, kad svarbiausias dalykas yra vėlgi ne aš. Aš tikrai tuo metu, tai man iš tikrųjų labai padėjo, pirmas dalykas, pakilti į viršų ir toliau plaukti virš vandens, o ne po vandeniu, kai aš supratau, kad čia dabar situacija yra ne apie mane, o man reikia dabar paleisti šitos 3 vaikus į gyvenimą. Nes jeigu ne aš, nebus daugiau. Nebus tikriausiai, aišku, yra seneliai, taip, bet ne jų pareiga yra auginti šitos vaikus ir mano pareiga išauklėti taip, kaip aš ir jų mama, kokiam vertybėm tikėjom, kuom tikėjom gyvenime ir tas vertybės perteikti. Tai aš savo padariau, kaip tu žinai, sakai, tam tikrus tikslus išstačiau ir aš pasakiau, aš turiu plaukti aukštyn. Ir viskas, tai buvo toks labai labai motyvuojantis, žinai, dalykas man asmeniškai, tas padėjo labai. Ir kaip atsirado tas naujas žmogus, pagrindinis klausimas buvo tikriausiai. Kaip vaikam pristatė? Vaikai, jie buvo, žinai, aišku, nebuvo tokio amžiaus kaip tavo vaikais, tai čia, žinai, yra lengviausias tavo atvejis. Mano yra vaikai buvo 9, apskritai, kai netekome mamos, tai buvo 9, 7 ir 0. Tai tas 0, tai jam kaip ir, žinai, viskas nuo 0, kas bebūtų. Tie vyresni, tai atsirado tas žmogus kažkaip, taip, žinai, tiesiog atsirado ir tiesiog po to galvojau, žinai, ar man čia dabar stabdyti šitos dalykus, tą procesą visą,
ar kažkaip elgtis kitaip. Ir labai daug žmonių šiaip, žinai, bendrauji, kažkur kažką išgirsti ir žmonės pradėjo sakyti, kad, tu turi tiesiog gyventi toliau. Ir man iš tikrųjų žmonės labai daug, tiesiog nežinodami situacijos, prieidavo ir sakydavo, valdai, gyvenk toliau, gyvenk gyvenimą, džiaugis, move on. Ir tie dalykai kažkaip man, paliko tam tikrą pėdsaką manyje ir aš kažkaip priėmiau tą situaciją, kaip jinai buvo su nauju žmogum. Galbūt dar buvo tas toks beviltiškumo jausmas, kad aš vienas, kad man reikia pagalbos, kad nežinau ką daryti, man reikia moteriško patarimo, man reikia moteriškų šilmos, man reikia moteriškų įžvalgų, buvimo, tos tokio tiesiog paprasto buitiškumo gal namuose, nes dingo šilumas. Taip atsirado mano mama namuose. Ne tas pats. Su tėvais gyventi, mama nepyk, aš tave myliu, bet ne tas pats. Tai va dėl to, žinai, ir man to truko. Ir galimai, kad aš tiesiog pasidaviau, žinai, įskaitant, ką žmonės sako, gyvenk toliau, žinai, ir kažkaip pasidaviau tikriausiai tam tokiam, tai situacijai ir tas žmogus taip atsirado, žinai. Tai Savaime gut, bet savo vyresniem bernam, kaip tu pristatėjai visą situaciją, kad atsiranda naujas žmogus pas jūs gyvenime? Aš dabar galvoju, ir mes kalbėjome. Ar tiesiog natūraliai taip išėjo ir taip išėjo? Kažkaip, man atrodo, mes kažkur susitikom, gal netyčia, žinai, ir buvau aš su vaikais, ir jinai buvo su savo jaunesniuoju, mes kažkaip susitikom, labas, žinai, ir po to kažkaip mes perėjom į tą tokį, žinai, kad gal susitinkam dažnai ir tada kažkaip vaikai priėmė per tokį būdą, žinai, ne tai, kad aš ateinu, sakau, čia yra šitas, bendraukit, draugaukit, ne. Buvo toks, kažkoks, toks kitoks formatas, žinai, toks natūralesnis ir galbūt tas buvo jiems, lengviau, aš tikiu, žinok, įsivaizduoju, kad jiems nebuvo iš tikrųjų lengviau, nes, jie suprato, kad, gal nežinau, ar jie suprato, bet manau, kad įsivaizdavo, kad kažkoks naujas žmogus, nauja moteris yra šalia tėčio. Ir jiems, aš tikiu, kad galėjo galbūt keista, bet mes kalbėjom. Aš kalbėjau, klausiau, sakau, vaikai, ką jūs manot, kaip jums atrodo, ta prasme, šitą situaciją, tai buvo tas momentas, tai mano taip įėjimas buvo kažkaip. Tai turbūt reikia, ne, kad aš ir sakau, kalbėti reikia turbūt. Jo, mes sakau, aš kalbėjom, aš kažkelis kartus esu kalbėjęs, tai nežinau, ar tau tai, žinai, ateityje padės, galbūt nebereikės, nes gal vėliau atsiras moteris, gal anksčiau, žinai. Tai kalbėjimas, kad jie suprastų, bet mes kalbėjome, žodžiu, su kitais žmonėmis, tai per kalbėjimą. Kalbėk su vaiku, kažkaip gavau tokią mintį, ne, kad kaip su suaugusiu. Jisai, daugiau mažiau vis tiek supras. Čia galiu pridėti, turiu tokią pažįstamą, labai savo seną, fainą, žodžiu, merginą Augustę. Jinai, sorry, jeigu suklysiu, bet jinai su neuro dalykais labai stipriai moksliškai dirba ir jos tema yra vaikai nuo 0 iki 3 metų. Prirašiusi krūvą mokslinių straipsnių, mano metų mergina, iš tikrųjų. Labai intelligent tuo atveju. Tai kažkaip mes irgi kalbėjom būtent apie vaikus. Sako, pas mane šeimo irgi tokių mažiukų yra, bet sako, vaikai labai traukia nuo iki 3 metų kaip kempinė viską į save. Tai atrodo, kad nesupranta, bet kiekvieną niuansiuką. Ir tik nepradėkit su jais kalbėti žiū, kaip su suaugusiu, dėl to, kad tą jie irgi traukia į save ir tai labai labai lemia jų raidą. Kaip ir tu teisingai pasakėjau, dažnai atsiranda tie žmonės iš pašalies, kurie suportina ir duoda tų dalykų, tai tu tarsi net neklausi, bet tau pasako ir žiauriai suskamba tose situacijose, kai tu kaip tėčiui žinai, kaip su savo vaikais žinai daryti. Ir dabar mes čia kalbėjom, tai kaip vadini sūnų, ar ne, čia 2 Laurinai. Tai aš jį Laurinu ir vadinu. Šiaip mamai tai Laurinukas ir ten visi kiti dalykai mano mamai, žinai. Manis yra Laurinas, pas mus ten ribos, visi kiti dalykai. Laurinai, atsisuka. Žiūri, žinai, kiek tavo ir... Ne, sakau. Gerai, žinai, einam kažkur toliau. Tai tas yra be galo svarbu ir man atrodo, žinai, jeigu mano situacijai, nepriklausomai kiek vaikų yra metų, tu kaip tėvas turi surast būdų pasakyti, kad su tėčiu yra kita moteris. Tai nėra tavo mama, bet jinai tave taip pat mylės, čia tavo šeima ir, žinai, visi kiti tokie dalykai. Tai aš kažkaip labiau gal, žinai, nes man čia sakau, gali, žinai, neužilgo pasidaryti aktualu, tai aš kažkaip savo tokio mintim. Kas turit kokių patarimų, galite parašyti, mane lengva rasti, būsiu labai dėkingas. Ačiū labai už tą tokį
už lengvumą. Ačiū labai už tas įžvalgas. Žinot, aš sakau, klausau ir tobulėju tą pačią akimirką. Klausau, deduosi į galvą, suprantu, kur klystu, suprantu, kur esu netobulas, suprantu, ką galiu padaryti geriau santykėje su vaikais. Tai dėl to labai noriu padėkoti Auriui Petkevičiui ir Laurynui Sudačiui. Ačiū tau, Laurynai, ačiū Auriui už tas įžvalgas, už tą išmintį, už tą tokį paprastą, vyrišką, bet tuo pačiu tėtišką požiūrį į tuos dalykus, kurie yra jautrus, galbūt nematomi, neišdiskutuoti, bet jie yra be galo aktualūs kiekvienam iš mūsų ir tikiu, kad surezonuos daugeliui, ypač tėčių vyrų, kurie perklausys šitą mūsų podcastą. Tai dėkingas esu už tai, kad apsilankėt. Na ir šiandien dar kartelį su mumis buvo Auris Petkevičius ir Laurynas Sudaitis studijoje. Turėjom tikrai gerą laiką, produktyvų laiką, ačiū už mintis. Na, o mes su jumis susitiksime kitose podcastuose, kitose laidose. Tai kviečiame jūs pasekti mus Facebook'e, pasekti mus Instagrame ir YouTube'e. Pasekite mane asmeniškai, Evaldas Venskutonis ir Mamų unija profilius, kuriuos rasite socialinėje medijoje. Mes dar sugrįšime su naujom laidom, naujom temom ir naujom idėjom. Ačiū, kad žiūrėjo ir iki kito karto. Iki.